Teodoras. Ir lyginai ringo kampą. Kviečiamas kovotojas iš Lenkijos. Blue corner from Poland. Damian Matviejczuk. Adrenalina płynie w moich żyłach. Adrenalina, mistrzów drużyna. Nikt nie może nas zatrzymać. Damian Matviejczuk, tai gerai mums žinomas kovotojas, vienas iš Lenkijos šios svorio kategorijos elitinių kovotojų, bet jisai, jo visos kovos daugiau yra MMA kovos ir taip pat kaip ir Mato Stibuliausko, jo varžovo, ir šie būdų kovotojai nutarė būtent šiame ringe išbandyti savo nebūdingos taisyklėse, K1 taisyklėse, tai būtent įsispręsti, kuris yra stipresnis, yra būtent K1 taisyklėse ir jie tai pasirinko ir abiejų prašymų. Damian Matviejczuk, puikus MMA kovotojas, puikus sudėjimo, kovos su Matu Stibuliausku. Kovotojas iš Lietuvos. Red corner from Lithuania. Matas Stibuliauskas. Pristatymą Mato Stibuliausko kovos ir matome, kad jisai ruošiasi būtent šiam turnyrui ir Matas Stibuliauskas tai vienas jaunasis iš jaunųjų kovotojų, kuris yra vadinamas iš naujų Lietuvos žvaigždžių ir Matas Stibuliauskas puikiai žinome jo vieną kovą, kai nuskambėjo visas pasaulis, kai jisai nugalėjo būtent Kazakstane Bushido FC turnyre kovotoją iš Kazakstano, kuris prieš tai yra pravedęs 7 profesionalias kovas, 7 baigęs nakautais, o Matas Stibuliauskas sugebėjo šį meistrą, šį senbuvį taip pat nakautuoti jo ginklų, patį nakautuoti ir jisai sužibo ir dabar yra pats geidžiamiausias kovotojas būtent Kazakstane ir kitose šalyse ir Matas Stibuliauskas būtent per paskutinius metus tapo tuo, kuo niekas nesitikėjo. Tai vienas iš garsiausių kovotojų, Lietuvos kovotojų užsienyje. Ir Matas Stibuliauskas būtent šioje kovoje susitinka su Lenkijos atstovu. Ir Matas Stibuliauskas atstovauja sporto klubas Dainralifas, jo treneris Dainius Daukšas, kuris už savo nugaros paruošęs taip pat daug labai stiprių kovotojų. Ir Matas Stibuliauskas iš tikrųjų tas kovotojas, kuris Lietuva seniai laukia naujų veidų ir jaunų pasitikinčių savim kovotojų. Būtent vienas iš jų tai yra Matas Stibuliauskas ir matome puikiai, kaip išeina į kovą, pasitikinti savimi, gal tai palaiko savo sienos, gal tai pasitikėjimas savo jėgomis ir nors abudu kovotojai, kaip minėjau, tai yra MMA kovotojai, būtent Bushido MMA taisyklėmis abudu kovoja ir jie pasirinko šią kovą, įsiaiškinti, kuris iš jų stipresnis būtent pagal šias taisyklės. Nors Matas prieš tai turėjo kovoti su Džaur Zavadov, Zaur Zavadov gavus traumą, Lenkijos kovotojas iš karto priėmė šį iššūkį ir matome šią kovą, bet puikiai per kojas Mato atakuoja, pasirinko taktiką Matas Stibuliauskas atakuoti daugiau per kojas, eliminuoti, atkreipti dėmesį. Pats irgi prasileidžia kairę tiesų smūgį. Daug smūgių, daug judesio, bet akcentavimo mes nematome. Matome paslėptus smūgis koja ir jau šlubuoja Lenkijos kovotojas. Ne vienas ir ne du smūgiai jau suvalgė Lenkijos kovotojas. Ir jau traukė savo koją. Matas Stibuliauskas eina savo tikslo. Gal dešinės smūgis, bet trūksta akcentas. Matome, kad Matas Stibuliauskas biškiai aukštesnis su savo kovotoja. Ir noriu paminėti tai, kad Matas Stibuliauskas irgi Londone lapkričio 30 dieną susikaus su Anglijos atstovu pagal MMA taisyklės. Vėl per koją, stiprus smūgis dar kartą per koją, jau iš tikrųjų labai šlubuoja Lenkijos kovotojas. Taip krenta Lenkijos kovotojas, kiek suvalgius kojos smūgių per koją, iš tikrųjų ne kiekvienam bus saldu būtų ir šlubuoja Lenkijos kovotojas, nes tikėjo
puikia taktika, puikus trenerio parinkimas, techninis nakautas ir Saulius Šiškevičius skelbė pergalę, Matas Stebuliauskas laimi šią kovą ir galima pagirti, kad tai yra bendra pergalė, tai yra bendros komandos pergalė Dainralfo sporto klubo, kad buvo parinkta teisinga taktika, kad būtent ištrinėjo gal treneriai savo varžovą ir matė, kad palieka koją ir jos neapsaugo. Ir Matas puikiai realizavo tai, kas buvo atvira. Tai matome, šis kovotojas turi ne tik puikią techniką, bet ir gerą akį, kur mato, kur atidengta kovotojai, kur galima suriškinti. Matom pilnutėlę Siemens areną ir ploja būtent šiam jaunam kovotojui. Ir jisai, atrodo, ilgai džiugins Lietuvą savo pergalėm.